Kosmada. Geros kainos visada. Mano kelioninis krepšys susideda labai paprastai ir jisai nėra didelis. Tai ilgų transatlantinių skrydžių metu aš visada pasiemu aprangą, kitą, kurią reikėtų persirengti. Vieną įimu tokią, kad šiltesnė būtų priklausomai, kad į kurią pasaulio šalį skrendi, ar ne. Kita šiek tiek trumpesnėm rankovėm, kad būtų, ar ne. Ten timpos kažkokios dar kas nors. Niekada nei vieno skrydžio metu nebuvau nepasiemus knygos. Čia yra mano pagrindinis dalykas, su kuo aš gyvenu. Gal pasirodė šiek tiek juokinga, bet kadangi daug keliauju ir apskritai turiu labai daug įvairiausių visokių darbų, tai dažnai būna, kad ir manikiūro nespėjau Lietuvoje pasidaryti. Tai geriausias dalykas, ką belaukiant oro uoste gali pasidaryti, tai va, pasiemi dildę ir nagus pasidildini. Skrydžių metu aš praktiškai muzikos neklausau, bet visada žiūriu filmus. Tai ir tos ausinės, tai va, yra būtent iš skrydžių. Naujų kažkodėl tais nenusipirku, nes daug skraidau ir gaunu nemokamai tiesiog skrydžių metu. Tai filmų žiūrėjimas, apart knygos skaitimo, yra antras mano mėgstamiausias dalykas kelionių metu. Tada nusiplaunu veido odą, tada pasidrėkinu su serumu ir visada pasitepu su kremu. Ir dar vienas dalykas, be kurio aš tikrai negalėčiau gyventi, tai esu trumparegė ir kiekvieną dieną nešioju linzes. Tai va čia mano dalykas, su kuriuo aš niekada nesiskiriu, tai yra vienkartinės, vienadienės kontaktinės linzės arba kontaktiniai lęšiai, ar ne? Tai prieš einant miegot, visada išsiemu senasias, įsidedu ausines, pažiūriu filmą, pasiklausau muzikos ir tada jau einu miegot savo ramiausiai. 3 tipsai, ar ne? Tai pirmiausias dalykas, tai reikia nepamiršti galvos skrenant. Nes jeigu kažkas ir atsitinka, tai turint galvą, man atrodo, visas problemas galima išspręsti. O šiaip tai elementarūs dalykai, pasas, be kurio neįmanoma būtų keliauti. Ir piniginė. Nesu piniginė ir paskui manau, kad viskas įmanoma. Ir dar galva ant pečių.